einu filmuoti vienam brandui vlogą, o paskui varysim Jono studijos atidarymą. Šitas dalykas yra geriausias pirkinys. Šiandien pusę dienos praleidau lovui realiai, nes atsikėliau su labai prasta savijauta, ta prasme prakaitavimas nenormalus. Visai išbalus perbalus buvau, drebėjau, mane pykino, vimdė, žodžiu vis. Ir kas mane pažįsta ir žino, kiek aš rankinuko turiu, tai jau galite skipinti video. Na ir vėl filmuoju vlogą. Plaukai mano. Nežinau, kelintą dieną aš jų neplaunu, bet plausiu šiandien. Bet žodžiu, šiandien yra tokia diena, kad dabar einu filmuoti vienam brandui vlogą. Ir šiaip aš tiesiog nusprendžiau, nes aš labai retai būnu kažką keliu YouTube, tai Instagram'e mane dažniau galite pamatyti, mane pasakyti tenais arba tik tokia. Bet žodžiu, kaip ir sakiau, vienam brandui filmuosiu video, o paskui varysim Jono studijos atidarymą. Tai viską reikės plaut lauk. Susiruošiau, aišku, turiu skubėti, bet mano outfit toksai, taip su batais aš po kambarį vaikščiau, nes jie dar nėra dėvėti normaliai, tai žodžiu. Džinsai yra iš Zaros, topas New Yorkeris, čia irgi šitas New Yorkeris, batai iš Royal Fashion, o grandinėlė Shein. Tai va. Ir aš likiu jau. Tai nežinau, kaip jūs mane matysit, bet šiandien vėl nusprendžiau pafilmuoti video, nes irgi produktyvi. Bet dabar varau į Unamedą, atsiimti savo MRT, užčiapkit vaikai, atsiimti savo MRT brain scan'o. Na, rezultatai nesmagus buvo, tikrai nesidalinsiu. Ir paskui varau pas neurologę ir tada į Megą. Na, aišku, dar po Unamedos dar biškį pro miestą pasivaikščiosiu. Ir viso. Tai va. Šitas dalykas yra geriausias pirkinys turbūt mano gyvenime. Tai prasme, atrodo juokingai gal pirkiniam, bet tie, kas nusipirks, suprastų, kad čia geras dalykas. Aš nebelekai džiaugiuosi šiuo. Ir po kelių dienų vėl pasiėmiau kamerą, bent jau prisiminiau, kad filmuoju vlogą, taip kad. Bet atrodo, kad kiaušinis, galva neplauta, nežinau kelintą dieną, bet tai yra dėl to, jog su manim pasisekė viena mergina barteriukas padaryti, tiesiog plaukų procedūrą, visą kitą, kad aš pafilmuočiau. Tai dabar va ten varau. Visas krepšys pas mane jau sudėtas, tai žodžiu, viskas bus video palikta Instagram'e ir čia dėl to pačiu pafilmuosiu, o dabar jau varau. Taip kad čiau. Po procedūros pasitikau Saviškį miestą, nes jisai varys apsikirpti. Ir atvarėm dabar į Kačiapuris taris, ar Hačiapurį. Hačiapurį pavalgyti. Aš tik pavalgius, nes jisai prieš mane pavalgė. Blogas labai. Taip, taip. Ir dabar laukiam maistų. O toliau nežinau, ką vyks. Ir eilinę kartą įsijungiu kamerą tada, kada man reikėjo jau išeiti pro duris, tai labai greitai viską papasakoju, bet žodžiu, šiandien pusę dienos praleidau lovui realiai, nes atsikėliau su labai prasta savijauta, ta prasme prakaitavimas nenormalus, visai išbalus perbalus buvau, drebėjau, mane pykino, vimdė, žodžiu, viskas, kas įmanoma, tas man buvo labai blogai, bet dabar geriau pasitau, tai važiuosiu su jaunesniuoju broliu į Akropolį. Šiaip pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, kas ten gero ir aš labai noriu vienos Aldo rankinuko, tai aš tikiuosi, kad ten bus jinai. Ir daugiau nežinau, ką jam papasakoti, tai viskas, aš varau. Pasiėmiau rankinuką, kurio norėjau ir dabar su broliu čia atvarėm į Sportlandą pasivaikščioti.
Aš filmuosiu per telefoną, nes aš tiesiog tingiu traukti kamerą, susitapinti viską, tiesiog nope. Tai va, buvo Akropolį, kaip ir minėjau, padarysiu jums haulą, pirkau mažai dalykų ir ko man reikia tikrai. Ir kas mane pažįsta ir žino, kiek aš rankinuko turiu, tai jau galite skipinti video, biškį ten, nes aš dar vieną norėjau rankinuko. Aš iš tikrųjų kito norėjau rankinuko, bet jau jo nebuvo, nei Akropolį, nei Megoj, bet aš galvoju, šitas kur kas didesnis yra negu aš kurio norėjau. Aš čia kažkur įmesiu, kurio norėjau iš tikrųjų, bet žodžiu. Jis spalvotas, man jis yra gražus, man kelia gerą nuotaiką, aš viską noriu mirgų margų, viskas spalvotai. Žodžiu, šitą pasiėmiau ir tada iš Eurokoso tiesiog pasiėmiau Catrice concealerį. Aš labai pastaruoju metu pradėjau mažai dažytis. Tiesiog, can't do that stuff. Ir tada Essence Skin Tintas ir antakiam šitą dalyką aš savo atspalvių pasiėmiau. Nu, bus mano atspalvis. Tai va, ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote, mes dabar einam su saviškiu pavalgyti, Ryžėt Simpsonus.